ir žodžiu, ir savo mintimis. Ir tikiu, kad mūsų judėjimas tikrai taps labai svarbus, saugant ne tik Apšemiečio girią, bet ir visos Lietuvos miškus. Neseniai aš į paskutinę kelionę palydėjau Sąjūdžio už Lietuvos miškus bendražygį, miškininką Saulių Lazauską. Po laidotuvių prie manęs priėjo Kauno arkivyskupas, padėkojo už rūpestį Lietuvos miškais ir pasakė štai tokius žodžius. Ir prie Šiluvos blogai miškai prižiūrimi. Anksčiau taip nebuvo. Tai gal mes tapsime tą jėgą, kuri privers mūsų tautos atstovus tarnauti Lietuvos Respublikai, jos miškams, upėms ir ežerams. Ačiū Jums dar kartą visiems už tai, kad atvykote šiandien į Vilnių.